Sveiki, mėlyjeji. Posėdis prasidėjo. Šiame video papasakosiu, kur aš įsivėliau. Taip, tai kur įsivėlė Bratukas ir ko jūs galite tikėtis sekančiais metais, tai yra šiais metais Bratuko YouTube kanale. Dabar šiame video viską ir sužinosite. Bet prieš tai nepamirškite pasubscribinti Bratuko kanalo ir paspausti laiką ant šio video, jeigu norit, kad toliau viskas eitų sklandžiai, gražiai ir su gera nuotaika. Taip, tai prieš porą savaičių Bratukas įsigijo nuosavą sklypą. Dabar jis jau yra pilnai mano. Registrų centre yra informacija, kad aš esu ūkininkas, turiu nuosavos žemės. Koks tikslas, kai prasidės statybos? Kai prasidės statybos, noriu rodyti viską. Viską, ką galiu pasidaryti pats, ko negaliu pasidaryti pats, kviesimės meistrus ir darysime su meistrais. Spręsim problemas, ieškosim geriausių sprendimo būdų ir tikiuosi gausit nemažai gerų patarimų. Ką dar matysite? Matysite kainas. Kiek viskas kainuoja. Darbai, medžiagos, papildomos išlaidos, viską. Nuo A iki Z. O šiame video sužinosite, kiek kainavo sklypas, kurioje vietoje jis yra, koks jo plotas, kokie laukia tolimesni etapai, kas jau yra atvesta į sklypą ir ko dar trūksta, bei koks bus veiksmas prieš prasidedant statybom. Nes statybų procesas, kol neturi projekto, vargelį kiek užtrunka. Kadangi aš nesu milijonierius ir neturiu didelių biudžetų, viską dirbu švariai ir uždirbu šiomis rankomis, tai negalėjau per daug investuoti į sklypą, bet mano tikslas yra pradėti nuo mažesnių dalykų ir po truputį judėti iki pačių didžiausių. Gal kažkada ir dangoraižį Vilniui pastatysiu. O kas ten žino? Pirmoji vieta, kur išdygs Bratuko namas. Tai yra Širvintos. Čia ir nuvažiuosim, apžiūrėsim Širvintų miestelį, parodysim, kur sklypas ir šiek tiek pašnekėsim, kas ten gali jūsų laukti ir ko galite tikėtis Bratuko YouTube'ės kanale. Važiuojam į epicentrą. Tai štai palieku butą, kas greičiausia labiausia pastumėjo šitiems pokyčiams. Kodėl? Nes kainos būto tapo nebepakeliamos Vilniaus mieste. Kaip žinia, Opelis visas iščiustytas, švarus, tai bus malonu ir atsisėsti. Prieš darbų pradžią pasidarėm cheminį valymą. Opa, tuoj parodysiu. Dar į duris padla. Štai čia dar maišelis, nes sėdynės pilnai neišdžiuvo. Ar langas aprasojo iš vidaus? Pamiršau langus pradaryti, drėgmė neišėjo. Bet va, švaru, gražu. Sėdynės švarios, gale irgi švaru, nebėra smėlio, dulkių. Tai tikrai malonu ir gera atsisėsti. O dabar kūrėm žopelį ir gazuosim į kelionės tikslą. Nukrytęs šitas mygtukas. Opa, šitiegi, čia BMW vairuotojų parkavimo mygtukas. Dabar dar parodysiu, kaip Opelis gerai kūręs, starteriuką pakeitė, tai suka kaip bitutė. Va, klausykit, nežinau, gal girdėsis, žiūrėkit. Iš pusės pasukimo, ne pusės, bet va. Opse. Viskas užsikūrėm ir gazuojam į Širvintus pas Pinskuvienę. Na štai atvažiuoju į vietelę, einam įsiamžinsim prie ženklo. Uik tu savo. Biški sniegelio nemažai. Sveiki atvykę į Širvintas. Čia namą statys Bratukas. Dabar važiuojam, pasižvalgysim po miestelį, pažiūrėsim, kas ten gero, kas ten gražaus. Ir sustosim kažkur pavalgyti. Skaičiau, Širvintų kebabai vieni geriausių Lietuvoje. Tai maisto ekspertas Bratukas tai ir įvertins. Varom. Taip, o dabar turėsim Širvintų apžvalgėlę. Pažiūrėsim visą infrastruktūrą, kaip čia viskas įsidėstė, ko čia yra, ko čia nėra, ko trūksta ir ko netrūksta. Apsižvalgykim po rajoną. Gerai, iškart matom pirmą pliusą įvažiavus, tai automobilių plovykla. Man čia jau patinka. Ką matome toliau?
Toliau matome yra Širvintų baseinas. Nu, kol kas vieni pliusai. Baseinas, pirtys, autoplovykla. Kelias geras, duobių nėra, sutvarkytas. Kol kas vien karmos taškai, respekto taškai kol kas jums. Opa! Tai matau, po kairį yra statybinių medžiagų parduotuvė. Dar vienas pliusas. Čia jau labai aktualu. Nu, va, čia va jau kelio atkarpa šiek tiek prastesnė. Lopytas, bet nėra dar baisiai. Svarbu duobių nėra, svarbu užlopyta. Bažnyčią pravažiavau. Tai galėsiu, jeigu dirbsiu sekmadieniais, ateiti išpirkti nuodėmių į bažnyčią. Čia va kažkoks tvenkinys. Pamatau senukai, yra dar viena statybos medžiagų parduotuvė. Džiugina, kol kas visas išdėstymas mane džiugina. Kirpykla, turizmo informacijos centras. Štai Širvintose ir turizmas plėtojamas labai. VVI, valstybinė mokesčių inspekcija. Su šituo pastatu nelabai draugauju. O sniegą kasa vyrai. Reikia pavažiuoti, gal nenutrenks čia manęs. Atsiprašau, gerą darbą vyrai. Norfą pravažiavam. Praktiški žmonės renkasi už Norfos policiją. Išdėstymas labai geras miesto. Atrodo viskas labai vietoje. Štai matom ir pastatai atrestauruoti, keturbučiai. Čia ne šiaip savo koks kaimas ar bažnytkaimis. Čia miestelis. Nauji pastatai dygsta. Yra žinoma ir senų pastatų nemažai, bet kaip matau, Širvintai ganėtinai plečiasi. Tai tas labai faina, nes reiškia, kad vertė ir žemės ir pačio miestelio tikrai auga. Nežinau, kam čia dėkot. Gal patys širvintiškiai pakomentuos. Pinskuvienė atėjo greičiausia. Va, čia jau matau, kažkokios prasideda gamyklos. Tas irgi labai didelis pliusas miesteliui. Tai reiškia, kad dar ir darbo sąlygos čia yra suteikiamos. Žmonės ne tik čia gali gyventi, bet ir sėkmingai įsidarbinti ir dirbti. Padėklus daro liktai. Čia lentpjūvė kažkokia. Kelių priežiūra. Tai va kodėl keliai yra neblogi Širvintose. Nes vietoje ir kelių priežiūros centras yra. Patys sugadina, patys ir susitvarko. Taip, tai dabar trumpas reziumė. Pravažiavau pro Širvintus ir ką pastebėjau. Viskas yra vienoje vietoje. Nereikia per daug kažkur važinėti. Labai praktiška. Policija, valstybinė mokesčių inspekcija, Norfa, mokykla, darželis, tvarkomas parkas, kuris bus labai gražiai sutvarkytas, autoplovykla, baseinas ir pramogos ir paslaugos. Tai tikrai paliko neblogą įspūdį. Ką darysim dabar? Esu kažkur girdėjęs, kad Širvintose gaminami labai geri kebabai. Kaip tik nevalgiau pusryčių, sakau, reikia išbandyti ir įvertinti. Jeigu man patiks, gaus karmos taškų ir rekomendacijų. Jeigu nepatiks, sakysiu tiesą. To čia ir susirinkom. Sakyt tiesą ir niekad nemeluot. Ką, išsigūglinau vietą, kur pavalgysiu, tai yra Tetutės kebabai. Tai nuvažiuosiu, pažiūrėsiu, paragausiu, įvertinsiu ir paliksiu atsiliepimą. Patiko ar nepatiko? Na ką, einam išbandyti. Pagal atsiliepimus atvažiavau. Taigi, kaip sako kaimynas, džiaugias, kai namas dega. Gerai. Ačiū kol kas. Labai faina moteris. Nu tai ką, štai mano kebabiukas. Užsasakiau mažą. Labai gailiuosi, nes neišėjau nufilmuoti, nebuvau paspaudęs filmuoti, bet nuostabaus gerumo ir malonumo moteris, kuri ten dirba. Jei kebabas ir nepatiktų, aš vien dėl bendravimo ten grįžčiau. Nu tikrai nuostabus žmogus dirba šitoj kebabinėj. Turbūt vietiniai irgi žinos ir man tik tai paantrins. Čia yra mažas kebabas. Čia mažas kebabas. Ta prasme. Ragaujam. Geri skanūs kebabai. Lavašas traškus, nėra kad skęstų padaže, nėra kad būtų persisunkęs. Mėsa irgi tikrai skani, neperkrauta daržovėm. Labai geras kontrastas mėsos, daržovių ir padažo. Ir pats skonis tikrai labai geras. Ir padažas labai skanus. Česnakinis, bet toks labiau kaip naminis, kaip tikras česnakinis. Taip, blemba, tikrai skanus kebabas. Bet dydis mane vis dar stebina. Čia va yra mažas kebabas. Vilniui didelis mažiau atrodo.
Nieks nežiūri. Kaip kiaulo išsimursinis visas, užkasim šiek tiek, negaliu sakyti šiek tiek, gerokai pasistiprinsim ir važiuosim iki sklypo. O policija važiuoja, nuvežo vietoj kebabus. Galima valgyti, manau, nedarau nusikaltimo, tik nešiukšint reikia. Matot, kiek mėsytės. Tikrai, kaip ir sakė, kad padarė su meile, tai ta meilė labai jaučiasi. Nužvelgia policijai pravažiavę, bet nesustojo. Įspūdis apie pačius širvintus ir širvintiškius kreivė tik kyla į viršų. Šita moteris, nežinau, paliko tokį gerą įspūdį, tiek pakrovė gerų emocijų. Vienas tiesiog pasikalbėjimas, pabendravimas gali ant tiek pakeisti dieną ir emocijas. Tai ir tada noris net pačiam eiti visur ir skleisti gerą nuotaiką. Tai motyvuoja tokie žmonės, motyvuoja daryti, mėgautis tai, ką darai. Nes jinai, kaip ir minėjo, yra pati ir savininkė ir pati gamina maistą. Tai tas tikrai labai jaučias. Įvertinu. Labai skanu, rekomenduoju be jokių klausimų. O aš einu damušt kebabą. Dar bevalgant sugalvojau tokį dalyką. Kadangi jau taip tokia maloni moteris buvo, taip skaniai padarė, nuvažiuosiu į Maksimą, nupirksiu dėžutę saldainių ir nuvešiu, atsidėkosiu. Tikiuosi padarysiu ir jai geresnė diena. Nupirkau šitai mielai moteriai saldainių, dabar važiuoju, atsidėkosiu už nuostabiai skanų kebabą ir labai geras suteiktas emocijas. Tai važiuoju už gerų, kaip sakant. Žiūrėkit čia jums už labai skanų kebabą ir gerą emociją. Ačiū labai. Ačiū labai, miela. Tai įtikau? Labai skanu buvo. Ojo, ačiū labai, klausykit. Ačiū Dievui, kad įtikau. Vis tiek čia jau sklypą nusipirko. Tai Jau draugausim, jau kaip sakant, apsilankysim. Tai ką, darbai padaryti. Manau, pradžiugino ir mane, o dabar važiuojam to, ko ir atvažiavom, važiuojam į Bratuko sklypą, ten, kur prasidės veiksmas. Negaliu sakyti greitų metų, nes dar daug paruošiamųjų darbų, kol prasidės veiksmas, bet viską papasakosiu, kai būsim vietoj. Parodysiu šiek tiek, kas kur kaip, ką atrodo, pašnekėsim ir pasižiūrėsim ir sužinosit, kokie tikslai ir planai. Tai va, važiuojam. Tai ir privažiavom prie keliuko. Šitas keliukas veda į mano sklypą. Tai parodysiu, kokios kokybės keliukas, kiek yra žvyrkelio. O čia važiuoji nuo asfaltuoto kelio. Čia visur eina asfaltuotas kelias ir va čia jau žvyrkeliukas iki mano sklypo. Tai dabar pavažiuosim ir parodysiu, kaip atrodo pats keliukas ir po to nuvažiuosim iki sklypo. Kamera. O kokia čia pabaisa žiūri ekraniukan. Kokia čia šlikštynė. Eik iš ekraną. Tai va čia prasideda tas žvyrkeliukas, kuris yra tikrai kol kas labai geros kokybės. Aš čia buvau atvažiavęs rudenį, tai irgi geras, kietas žvyrkelis. Nėra, kad kai ateina pavasaris paleistų duobėm ar dar kažką šlynas būtų. Ne, keliukas sutvarkytas, viskas labai tvarkingai. Pats atstumas iki pačio sklypo irgi nėra daug važiuoti žvyrkeliuotų keliu. Tai šitas man patiko, užkabino, kad davažiavimas geras. Nes man davažiavimas į sklypo nekartą esu minėjęs, kad yra vienas svarbesnių aspektų. Tai va, atvažiavom į Bratuko žemės. Va šitas sklypas yra mano. Ten dar vienas namas stovi. Čia bus dar vienas sklypas parduodamas greičiausia. Ir čia ten yra ribos. Čia mano sklypas. Tai pats sklypo plotas yra 13,8 aro. Tai nėra baisiai per mažas. Kas man visai ir užkabino. Galima visaip suformuoti namą. Yra dar erdvės ir žemės. Čia jau matom ribos sklypo. Va ten koliukas, ten koliukas, ten koliukas ir ten koliukas. Tai realiai gražus, stačiakampės formos sklypas, lygus. Nebus per daug žemės darbų ir kasinėjimų, tai čia irgi vienas didelis pliusas. Kas dar iš komunikacijų, tai yra atvesti vamzdžiai nuotekų ir vandentekio. Bet ten dar reikės tenais padirbėti, kad viską ten pasijungt. Ten dar reiks ir šulinuką daryti tokį. Tai žodžiu, čia dar reikės spręsti eigoje viską. Kas dar, ne? Kaip matot, nėra niekur elektros dėžutės. Čia buvo viena labai didelė problema.
galvoju apie pačią elektrą, gal padarysiu jau tokį kaip atskirą YouTube'ės video, pašnekėsim apie prijungimus, apie kainas, apie visus niuansus, kas įtakoja tą kainą, kodėl būna kartais tai brangu, kodėl būna kitiem pigiau ir pažiūrėsim visą tą struktūrą, kaip kuo geriau ir teisingiau atsivest tą elektrą. Aišku, nieko ten nepribursi, čia viską tvarko ESO, paskambini, kaip pasakė, taip ir bus. Ir tas, negaliu slėpti, užpisa. Tai aš jau skambinau su ESO, tai žinot, kokį atsakymą aš gavau? Tai kad man elektros pajungimas į šitą sklypą kainuos kažkur 14 000. Toks buvo pirminis jų pasakymas. Kodėl? Nes iki artimiausios, yra ten kaip pas juos tokia lentelė. Atvedimas iki sklypo nuo artimiausios transformatorinės iki 100 metrų, nuo 100 iki 400 metrų ir nuo 400 iki ten kažkiek kilometrų, tenais žodžiu. Tai čianais papuolė į tą trečią zoną, nuo 400 iki kilometro. Tai vėl yra brangiausia zona ir dar nenoriu sumeluoti, bet ten yra kažkaip skirstomas pagal teritoriją irgi zonom. 1, 2 ir 3. Tai žodžiu, mano papuolė į trečią zoną tenais ir į trečią zoną pagal tą metražą nuo artimiausios transformatorinės. Tai pirminis kainos pasakymas buvo sklypo atvedimas, kad turėčiau čia elektrą, tai yra sklypo elektros atvedimas, kad čia būtų mano sklypo elektra, 14 gabalų. Aišku, ten po to gauni visus leidimus statybų ir taip toliau ir gauni kompensaciją 5 procentų. Bet 7 gabalai blemba už elektrą, aš tiek nenoriu mokėti. Tai jau bus niuansų, kaip tą elektrą gausiu pigiau. Bet ten irgi viską dar papasakosiu eigoj, papasakosiu jau, kai prieisim prie to dalyko. Dabar tiesiog tokia išsamesnė informacija, kaip čia nusipirkau. Taip pat sklypas yra Širvintose, kaip ką tik patys ir matėt, pravažiavom pro Širvintus, miestelis man tikrai labai paliko didelį įspūdį. Fainas, gražus, faini žmonės, viskas vietoje, tikrai nieko netrūksta, daug ką galima rasti ir nusipirkti pačiuose Širvintose, net ne tik iš pramoginės pusės, bet ir iš statybų pusės ir statybinių medžiagų parduotuvų, mačiau ir kažkokią lentpjovę yra, tai žiūrėsim, dar nepradėjau per daug į viską gilintis, bet kai pradėsiu, tada bus daug įdomiau. Tai dabar čia šeimininkas sniegą nenusikasa, tinginys lodarius kažkoks, sklypas tavo, žemės tavo ir sniegas tavo, kaip sakant. Bet aš sniego nekasiu, pavasaris atėjo, sniegas nutirps, bet kai jau pradės žolytę želt, tai tada nežinau. Gal kas Širvintose norės patalkint bratukui ir pašienaut žolę, nes aš tingiu važinėti čionais. Taip, o koks planas, nes čia dar nėra projekto, dar neturiu nei architekto, nieko. Aišku, reikia ir architekto, galit kas parekomenduoti, jeigu žinot kokių gerų architektų. Tai viskas bus parodoma, kaip aš viską darysiu. Kaip ir minėjau, nuosekliai kelsiu ir visas kainas, kiek man viskas kainavo, kiek darbai kainuos, kiek medžiagos kainuos. Už kiek pasistatys visas namas, dar nežinau tiksliai, kaip bus statomas, ar iki pilnas 100% baigtumo, ar tik tai dėžutė. Nes čia neslėpsiu, iškart pasakysiu, čia namas yra statomas pardavimui, noriu statyti pardavimui ir noriu į YouTube ateiti taip, su tokia mintim, kad pradėsiu nuo čia ir po truputį bandysiu judėti link Vilniaus. Dabar pirkau čia, nes vis tiek finansai, biudžetas, nesu milijonierius, kaip sakant, viską uždirbu savo šitom rankelėm, tai pinigai pas mane ant medžio neauga. Pažiūrėjau, čia geresnė buvo kaina, vieta man patiko, Širvintai, gana paklausi, parsiduot sklypas neturėtų labai sunkiai, tai nusprendžiau nusipirkti pradžioj čia. Ir kaip sakant, tiesiog aš visą laiką galvodavau kažką tokio daryti, bet visą laiką buvo pas mane tik galvojimas. Ir taip sėdėjau, blemba, kiek tu gali galvoti, galvoji. Gerai, sakau, perku. Geriau nusipirkti ir sudegti, negu visą laiką galvoti, visą gyvenimą galvoti ir nieko nepadaryti. Tai aš jau geriau pabandysiu, nežinau kaip pasiseks, bet viltis durnių motina. Tikrai tikiuosi, kad labai gerai viskas seksis, nenoriu čia prisišnekėti, bet labai daug nuo to sėkmės priklauso ir jūsų pačių palaikymas ir įsitraukimas į šitos video. Jeigu palaikysit šitos vidosiukus, laikinsit, subscribinsit YouTube, tai aš tikrai stengsiuos, kaip įmanydamas, parodyti kiek daugiau
parodyt visas kainas, parodyt geriausius sprendimus, geriausius variantus. Tai sakau, viskas priklauso ne tik nuo manęs. Jeigu jūs įsitrauksit kartu su manim, tai turėsit daug gero kontento, visi turėsim gero laiko. Pasitarsim visur, tarpsme, aš tikrai nereaguosiu ir tuos piktus, blogus komentarus, tarpsme, nebūna blogų komentarų. Atsižvelgsiu į visus patarimus, į visą kritiką, aš ją priimsiu. Tarpsme, nesakau, kad visą ten kritiką ar patarimus aš pasinaudosiu, bet aš nepyksiu, jeigu kažkur man pasakysit, ai, debilas, čia ką darai, čia nesąmonė, galima taip. Taip, galima visur viską kitaip padaryti, bet, aš darysiu, kaip man tuo momentu atrodys geriausia. Tai tikrai, jeigu matot blogai, komentuokit blogai. Jeigu galvojat, kad debilas, rašykit, kad debilas. Nepyksiu, neblokuosiu, čia yra normalu. Bet, sakau, bandysim komunikuoti kartu. Jūs klausit, kas jums aktualu, galėsit rašyti, ką norit daugiau sužinot, ką norėtumėt, kad plačiau parodyčiau. Ir taip bus geras statybų kanalas YouTube'ės, Bratuko YouTube'ės kanale. Tai jo. O koks dabar dar tikslas? Ir dėl šito tikslo norėjau iš karto pasitarti su auditorija. Tai mano vienas yra didelis toks kaip tikslas, kaip ir svajonė. Vis tiek, čionais, kol gausiu projektą, kol gausiu visus leidimus, tai užtruks tikrai gana ilgai. Tai gali užtrukti net iki kokių metų, kol prasidės tas pats veiksmas pačių statybų, žinot, kai jau namo statybos ten pamatai, stogas, fasadas ir taip toliau. Bet iki to bus toks laiko tarpas ir aš galvojau, kaip jį galėčiau kuo įdomiau išnaudoti. Tai mano tokia kaip ir vizija, kaip ir idėja, kaip ir svajonė. Turiu partnerius, dar neturiu, bet galiu sakyti turiu, kur galiu gauti tokį kaip namuką, pastatomą medinį namuką, surenkama toks kaip vasarnamis. Ir iki to laiko, kol visa dokumentacija ten tvarkysis, aišku, aš rodysiu ir kaip dokumentai tvarkomis, kur tvarkomis, pas kokius žmonės tvarkoma. Tai galvoju čia pasistatyti namuką ir įsirengti studiją. Ir mano svajonė yra daryti tokius kaip podcastus. Ta prasme, noriu kviesti statybų sektoriaus turinio kūrėjus, net nebūtinai turinio kūrėjus, net žmonės, kurie kažkuo susiję su statybom, net ir kokius tiekėjus, pardavėjus. Mano tikslas yra kuo daugiau iš savęs, čia jau net nelabiau iš savęs, labiau iš tų žmonių, kurie atvažiuos pas mane, kuo daugiau duoti ne tik savo, bet parodyti ir jums. Galbūt tikrai pasisemsit daug gerų idėjų, sužinosit daugiau apie tuos žmonės, kuriuos žiūrit, tarkim. Tai čia neslėpsiu, iškart paminėsiu pagrindinius turinio kūrėjus, tai Sodo namas, Kiemo magas, Kamilė elektrikė, Piurko ir daug kitų kūrėjų yra. Žiauriai, faini ir įdomų žmonės. Tai sakau, pasidarytume tokį kaip savo podcastą ir juos visus čia kviestume pakalbinti. Bet čia reikia jau jūsų patvirtinimo, ar norėtumėt tokio koncepto ar ne. Tai čia toks tikslas, kažkur į mėnesį išeitų po vienas video. Gal net kai prasidėtų statybos, vis tiek, jeigu gerai viskas važiuotų, užsikabintų, toliau tęstume šią idėją, nieko per daug nepersistengiant, vienas pašnekovas kas mėnesį. Tai nežinau, man atrodo tikrai labai smagi ir įdomi idėja. Tai va, kaip sakiau, kelsiu visas kainas. Tai pirmas video ir jau turiu sklypą. Tai kiek man kainavo sklypas? Tai šį 13,8 aro sklypą nusipirkau už 21 000. Pirmoji išleista suma. Ar daug ar mažai? Nežinau. Aš per daug neapsikraunu dėl tų išleistų pinigų. Išleidai, viskas. Nereik galvoti negatyviai, visą laiką galvoji pozityviai. Investavai pinigus, turi savo žemę. Gali čia atvažiuoti, nuoga šikna pasivaikščioti ir niekas tavęs iš čia neišvarys. Tai va, ko dar man čia reikia? Aš galvoju iš karto apsitvert aplink visą teritoriją tokią kaip tvorą, nežinau, kokią kaip statybinę tvorą. Tai irgi reikės sukontaktuoti su kažkuo. Šiaip esu labai atviras ir visiems pasiūlymams, kas nori bendradarbiauti. Tikrai neslėpsiu, aš čia nesigėdysiu kažko. Jeigu kas nors nori pasirodyti kažkokias ten medžiagas, savo darbus pasireklamuoti, dar kažką, tikrai atviras pasiūlymams, bet iškart pasakau, nenoriu, kad būtų ir kad jūs iš manęs reikalautumėt per daug reklaminio turinio. Noriu natūralumo. Jeigu man kažkas nepatiks, aš ir pasakysiu, kad man nepatiko. Tarsi, kad nebūtų per daug kišama ir brukama ta nuomonė, kurios nėra, nes dabar socialinėje erdvėje tikrai yra rodoma daug dalykų, kurie nėra tikrai kokybiški ar geri,
bet yra tiesiog per didelius influencerius parodoma ir iškeliama visą tai, kad čia yra kažkoks wow produktas. Ne, taip nėra ir taip tikrai nevyksta. Tai sakau, jeigu kas nori bendradarbiauti, bet aš būsiu nuoširdus. Tai pagalvokit, ar norit bendradarbiauti su tokiu žmogum kaip Bratukas. Tai va tiek, kol kas labai daug neįsiplėsiu, nes gana šalta, dar nieko nepradėjau, sakau, dabar visi veiksmai bus planavimas, reikia atsivesti elektrą, susižiūrėti komunikacijas, vandentikis, nuotekos, tada susirasti architektą, pradėti viską žiūrinėtis dėl kelio, nes čia va irgi yra problemytė, tai va tas va kelias, kuriuo atvažiavom, ten yra servitutinis kelias, o va šita va atkarpa kelio visa, čia irgi nėra mano kelias, tai aš teoriškai kaip ir net neturiu nuosavo įvažiavimo sklypą, bet čia irgi šitą klausimą reikės spręsti, viską dėliotis ir žiūrėti. Tai va tokie va tikslai, tokios idėjos ir tokį va dalykėlį nusipirko Bratukas. Tikiuosi palaikysit mano svajonės, mano tikslus ir idėjas, o aš ką, važiuoju namo ir ruošiuos po truputį ruošiuos planą. Tai ačiū visiems, kurie palaikins šį video, ačiū, kurie pasubscribins šį kanalą. Ir tikrai esu labai laimingas ir dėkingas visiems, nes kanalas tikrai auga gana gerai, įsitraukimas gana didelis. Tikiuosi labai neužknisu, per daug nenusišneku. Ir gražios visiems dienos. Džiaukitės gyvenimu ir įgyvendykit savo svajonės. Nepasiseks, tai nepasiseks, bent žinosit, kad pabandėt. Čia buvo Bratukas. Ir dar bus ilgai.